nedelsi įsipilti, jau ką būtų, na. Labas vakaras, gerbėmiai mano video blogo žiūrovai, čia ir vėl aš Juiva ir susitinkame po 3 mėnesių beveik laiko. Malonu, smagu, kad vis dar laukėt, kad vis dar žiūrit, labai džiaugiuosi. Ir kaip ir žadėjau, tiesiog, kadangi susilaukiau įvairiausių daug klausimų, aš juos jums šiandien pasistengsiu atsakyti ir išsklaidyti visas nežinias, kurios jūs kankino visus šitos pastarosius 3 mėnesius. Tiesiog išsirinkau bendrai klausimus, ką jūs ant manęs klausėt ir jo pabandysiu į daugumą bent jau jų atsakyti. Tai va, vienas iš pačių populiariausių klausimų buvo, ką ir kur mokaisi. Kaip ir praeitam blogė, aš ir kad ir minėjau, mokausi University of Greenwich ir mokausi viešuosius ryšius ir komunikaciją. Žodžiu, suprantate, apie ką aš šneku. Ir toliau seka klausimas, ar sunku buvo įstoti. Galiu pasakyti drąsiai, kad įstoti buvo tikrai labai nesunku. Turbūt. Nes aš tiesiog nusiunčiau savo visus dokumentus, popierius, ten viską atidaviau, pridaviau ir gavau laišką, kad sveikinam, jūs įstojot. Easy money. Ten reikalavo ten atestacijų, visokius nusiųst, ten egzaminus išlaikyti ir panašiai, bet tie reikalavimai nebuvo ten žiauriai, ten beprotiškai dideli, tai tiesiog, sakau, man asmeniškai įstoti tikrai nebuvo sunku, tai jo. Ar mokslas yra mokamas čia? Tai taip, mokslas yra mokamas ir kaip ir dar kokie 99% čia besimokančių studentų esu pasiėmus paskolą mokslui, kurią reikės atiduoti, kai pradėsiu dirbti. Jeigu pradėsiu dirbti, greičiausiai nepradėsiu dirbti, nes kas manim priimtų kur nors. Ir jo, bet ten nėra labai kažkas tokio baisaus, kad ten reikėtų eiti iš proto ir panašiai. Tas pats žodis turbūt daugumą labiau užgąsdina negu iš tikrųjų pati situacija, kaip yra, kai ją pasiemi. Bet jo, realiai pasiėmiau paskolą iki, nežinau, grabo lentos jaučiu, aš jos neišmokėsiu, bet kokiu atveju. Tai yra raktas į mano studijų šalį. O kaip čia mes šovėm lyriškai. Toliau klausimas seka, ar sunku gauti baraką. Tikrai negalėčiau pasakyti, kaip yra kituose universitetuose, bet būtent University of Greenwich visiems pirmakursiams yra garantuota vieta barakė. Jūs tiesiog turit per tam tikrą laiką pateikti prašymą, tenais užpildyti tam tikrą formą ir jūs garantuotai turit vietą barakė. Gaunat kajutę, literali kajutę, pas manęs kokie 4 kvadratiniai metrai. Gal 6, bet to 6 kvadratinius metrus telpa ir šaldytuvs, ir spintelė, ir stalas, ir kriauklė, ir lova, tai žodžiu. Bet labai jauku iš tikrųjų, nes guli lovą ir realiai gali kojas nesiplauti ir dar iš šaldytuvo maistą pasiimti. Jo, šiaip nesiskundžiu, labai kompaktiškai viskas. Ar aš dirbu? Ar aš galėčiau dirbti, kaip jums atrodo? Tai žinoma, tai aišku, aš ir toliau tęsiu savo karjerą, apie kurią pasakau vasaros metu. Tai aš pradėjau dirbti kasininkė pardavėja Sainsbury. Toliau lipu savo karjeros laiptais, tiesiog kylu ir čia vapšiau net nebe laiptai, čia karjeros liftas, aš tiesiog skrendu, šaunu į viršų, į ateitį, lekiu, tiesiog, wow, kokie greičiai, dieve mano. Super sąlygos, žodžiu, viskas labai super, beprotiškai džiaugiuosi ir da pinigų duos, tai iš viso aš čia esu 9 dangui šiuo momentu. Kas kitoje šalyje labiausiai patinka? Man čia beprotiškai kas labai patinka, kad gali sutikti žmonių iš viso čistai pasaulio, pradedant, nežinau, Bangladešu, baigiant Zimbabvę, tipo B, Z, suprantat, kad čia šaknis. Žmonės su savo skirtingais požiūriais, su savo skirtingom kultūrom, su savo skirtingais gyvenimo nutikimais ir savo skirtingom istorijom. Kiekvienas, žodžiu, iš viso visiškai skirtingas ir kiekvienas tave gali kažko visiškai naujo išmokyti. Aš nesakau, kad Lietuvoje žmonės yra visi vienodi, bet kai žmonės yra antiek skirtingi ir antiek skirtingais savo visais backgroundais, išsireiškime angliškais terminais, tai tiesiog nėra kur dingti ir visi yra beprotiškai plačių pažiūrų. Ir tai yra labai gerai, nes tu gali visiškai būti savim, tu neturi nuo nieko slėpti, nes tu tiesiog tu esi priimamas toks, koks tu esi vienintelis toks ir unikalus. Net nežinau, kaip išsiaiškinti ir kaip paaiškinti, bet tiesiog man labai patinka tai, kad žmonės čia yra beprotiškai plačių pažiūrų. Ar dažnai pakliūvi į nejaukias akimirkas dėl anglų kalbos? Visų pirma, šnekant apie nejaukias akimirkas ir anglų kalbą, tai aš realiai tokias akimirkas pakliūvu kasdien ir ne tik dėl anglų kalbos, apskritai aš pakliūvu į nejaukias akimirkas. O būtent dėl anglų kalbos, tai jo, aš jas irgi pakliūvu kiekvieną dieną, bet aš jau antiek esu pripratus pakliūti tokias akimirkas, kad man jau jos netgi realiai nebėra nejaukios, nes, jau everyday things, tipo ten, kaip čia pasakytų žmonės.
Ar planuoji grįžti į Lietuvą? Bent jau per ateinančius 2-3 metus tai tikrai neplanuoju grįžti, nes man tęsi studijos ir, kaip ir nelabai man išeitų grįžti į Lietuvą. Kas bus per artimiausius 10-20 metų, tai tikrai neįsivaizduoju, gal grįšiu į Lietuvą, gal liksiu čia, labai, sakau, nuo daug dalykų priklauso, nuo finansinės padėties, nuo karjeros siekių, nuo gyvenimo tikslų, prioritetų, aplinkinių ir panašiai. Tai va, bet apskritai mano bendram gyvenimo plane, žiūrint nuo mano gimimo iki negimimo, kažkurioj dalyje tikrai bus tas tarpas, kada aš grįšiu ir pasiliksiu jau iki negimimo. Kol esam jauni žmonės, reikia pamatyti pasaulį, pasivažinėti biškėlį, padirbėti, naujų patirčių visokių prisigaudyti, tenais viską, ten pasidaryti, žodžiu, kol yra įmanoma, reikia imti viską, ką duoda gyvenimas ir aš to labai siekiu ir labai tai norėčiau pasidaryti. Toliau, klausimas, kuris susilaukė turbūt daugiausiai paklausimų. Čia kažkaip nelogiškai skamba. Ieva, iš kur tavo pledas? Man mama atsiuntė iš Kretingos tą pledą. O iš kur jis Kretingai atsirado, aš nežinau. Čia pirko gal kur nors. Galėsiu šį vakar paklausti. Ieva, koks tavo zodiako ženklas? Mano zodiako ženklas yra liūtas. Gimiau rugpjūčio 6. Laukiu laiškų ir sveikinimų. Ačiū. Ieva, koks tavo berno vardas? Gerbiamieji žiūrovai, manau, atėjo laikas jums sužinoti šį beprotiškai faktą ir tikiuosi, aš jūsų labai neįskaudinsiu ir noriu pasakyti, kad mano berno vardas yra Kleckas ir šiuo momentu mes esame in a long distance relationship. Ir kaip žinia, kaip matėt, kaip jau supratot per pastarąsias kokias 6 arba 5 minutės šito video, kad šneku daug nesąmonių ir jeigu sekat mano Instagramą, taip pat matot, kad keliu labai beprotiškai daug visokiausių nesąmonių ir prie tų visų nesąmonių matot hashtag man trūksta proto arba šitoj pusėje hashtag. Ir taip, jeigu jūs kažkokią nesąmonę padarot, jeigu kažkokį šmaikštų dalyką įkeliat, būtinai pridėkit hashtagą man trūksta proto ir pasidalinkime savo debiliškais sprendimais kartu su plačiaja internetinė erdvė. Tai tiek šiam kartui, labai tikiuosi, kad jums patiko šis video blogas. Nepamirškit ten visų knopkučių paspausti like, share, subscribe, ten viską apačioj. Ir taip, ir komentaruose parašykit ką nors, šiaip ten, tipo, o, Ieva, čia žos kažkokuose nuo tavo ten, aš nežinau ką nors. Ir tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų. Iki!